Apie mūsų gimtąjį kaimą, Degučiai vadinasi. 1775 metų pirmas, ką radau, kaimo paminėjimas, ten irgi buvo parapijos, ten tų dūmų vadinamų, kaip ten vadindavo dūmais sąrašai. Tai va, tais metais jau reiškia tas kaimas egzistavo. Čia aš negaliu sakyti, kad išnykęs kaimas, čia yra išnaikintas kaimas. Nes jis, aš netikiu, kad jo nebūtų, gal kažko neliktų, bet vis tiek aš nemanau, kad nebūtų, kad kaimas... Nes kaimas buvo didelis. Tiesiog čia buvo melioravimo ta politika, kada visus tos tokius kaimus naikino. Kaimas buvo sklypinis, kažkada jis buvęs gatvinis, nes kadangi ėjo kelias, tai netgi ir vadino jį gatvė. Ne kelias, o gatvė buvo vadinama. Ir tie vadinami tie mūsų arai buvo prie to kelio, tai dar ariant, kažką bulves kasant, randi dar kažkokių, tai kad matosi, kad namai būta kiemo kažkokio. Tai tiesiog jis paskui, matyt, per tą tarpukario tą reformą išsiskirstė sklypais ir buvo sklypinis kaimas. Taigi čia viskas logiška. Reiškia, panaikinai kaimą, platus laukai, dideli, čia gali su traktoriais, kombainais važinėti, o čia taip tai gabaliukai, čia žmogus gyvena, čia jam duota ten ganykla, kokia duotas sklypas, čia lieka kažkoks rėžis. Taigi tokia buvo politika. Labai daug buvo vasarą drėgmės, plaukių visokių, natūrali gamta, labai daug šitų. Gėlių visokiausių šitų, pievos natūralios buvo, žodžiu. Taip, tais laikais. Kalniukai buvo, žemuogi buvo aplink upės einant. Ką dar papasakoti, labai, žodžiu, buvo gražu. Kaip vaikystėje. Taip, buvo toks miškelis. Jo, trakas. Trakas, taip. Ir grybauti ten vaikščiodavom, ir mėlyniauti į tą. Pradžiai kaip, paskui pranyko, bet kai mes dar tik gimėm, sakė, labai brūknių ten daug irgi buvo, bet paskui mes tai rasdavom kelias, o belinių tai tonom, raudonykių tonom būdavo labai daug. Paskui turėjom savaiminį, kaip ten, prūdai tokiegi buvo jie. Tai mes patys prakasdavom ir būdavo su krepšiu einam, parodė, užmetam ir karosų pilną krepšį ištraukdavom. Būdavo tokia natūrali gamta, toks kaimas, kad jau tikrai. Labai šitą eidavom. Vieną prakasam užangą prūdas, kitą einam, kasam, dėlių pilną plytę ateinam. Taip, buvo šitą. Visą laiką, toks buvo labai, žodžiu. Ąžuolų daug būdavo. Prie mūsų sodybos buvo senos 5 tokios didžiulės liepos, tai sakau, kada po numelioravimo, tai va kaime visas liko ženklas, 2 liepos tos, o dabar net nežinau, ar jos tebėra. Jo labai gerai. Tai va, jos tokios buvo, senos didelės, pakankamai žemos šakos, tai čia vienintelė, kuri nebijodavo lipti į tą liepą. Ir užlipo ir šitą, ir paskui jau sėdžiu viršūnį. Ir erzina. Ir erzinusi, tada jau išeina, mama arba būti jau pamato lipčias, jau nelip, kaip gražiai nulipa, kad nulipa, tada vyties gauna. Ta kartą vėl įlipu, būtų turėjau dėdę Maišiokoje gyvenę, važiuodavom ten, aš dažniausiai važiuodavau. Tai užlipu į tą liepą, žiūriu į Ukmergės pusėje, sakau, matau Maišioką, va dėdės namą matau, a jūs nematote? Buvo pradinė mokykla. Kaime. Apie kurią jau pasakojau. Jinai vadinosi Pikūnų pradinė mokykla, bet tas namas, dabar sunku pasakyti, kadangi gyvų jau nėra tų gyventojų, net ir jaunosios kartos, ten buvo jau prie Degučių, kaip pačiam pakrašty ir nuo tų Pikūnų tai gerokai nutoli. Tai sapnuoju vis tiek Degučius, ten, kur gimta kažkur tai tenai visą laiką. Taip, iš tikrųjų, aš taip irgi pagalvojau, kaip pasakyti, aš ten pragyvenau 4/4 gyvenimo tik tai. Taip, bet vaikystė. Bet būtent taip, kažkaip įstrigę ir gal būtų lengviau, jeigu tas kaimas būtų, kad mes ir negyventume ten. Bet gali nuvažiuoti, gali pamatyti, o dabar nėra visiškai, atrodo, kaip pasakyti, tas vaikystė, vaikystė viskas įstringa. Nežinau, kažkaip tai.